Labas vakaras, bičiuliai. Šį vakarą štai tokia tema. Komentaras. Ieškau Audi Q5 nuo 2018 metų su 2 litrų dizeliniu varikliu. Ar patvarus jie? Labai pergyvenu dėl EGR, nes tėvai su Tiguanu dėl jo vargsta. Tai visų pirma, Audi nuo 2018 metų, būtent Q5, tai sakyčiau, kad yra tikrai geras pasirinkimas. Kodėl? Todėl, kad automobilis yra komfortiškas, ganėtinai patikimas, gerai surinktas, manevringas, puikiai valdomas kelyje, su juo galima važiuoti ilgas keliones ir tu nepavargsti. Tai vat tokie pagrindiniai dalykai, sakyčiau, kas man labiausiai patinka šiame automobilyje. Jeigu perkant tokį automobilį, tai manau geriausias pasirinkimas būtų būtent su 2 litrais dizeliniu varikliu. Tai manau bus mažiausiai problemų. Benzinai, žinot mane, kas liečia Audi benzinus, aš juos žiūriu tikrai skeptiškai. Esu daręs ne vieną video, galite pasiieškoti pas mane paskyruose, tikrai rasite mano nuomonę apie juos. Tai va, dabar dėl EGR, nesako, vat, tėvai su Tiguanu dėl jo vargsta. Tai, bičiuliai, visais laikais kartuoju ir dar kartą pasikartosiu, kad visų dizelinių automobilių problema yra DPF filtras ir EGR vožtuvas. Paprasčiausia ta problema įspręsti yra, tai EGR vožtuvas yra užglušinamas, o DPF filtras yra išprogramuojamas. Ir tos problemos daugiau, kaip sakant, neturite. Jeigu keist patį EGR, ten tarkim DPF filtrą, kai jis susikiša, ta prasme, ten dėti naują, tai yra, mano nuomonė, tikrai neadekvatus pinigai. Aišku, ekologija yra svarbus dalykas, bet kaip bebūtų, be to DPF ar be EGR, tai automobilis važiuos, tai geriau. Tai va, bičiuliai, tokia būtų mano nuomonė. Jeigu jūs norite paklausti apie kažkokį tai automobilį, drąsiai galite tai padaryti komentaruose po šio video. Na ir kaip visada, paspausti follow, paspausti like ir pasidalinti šito video, jeigu manote, kad buvo naudingas. Ačiū labai ir gražaus likusio savaitgalio. Beje, visus tėvelius sveikinu su jų diena artėjančia. Tai yra jau rytoj. Gerai praleisti laiką su savo atžalomis ir tikiuosi atžalos taip pat jūs nustebės. Iki.